4. Fabio Bosanio, 16. Kęstutis Balčiūnas, 19. komandos kapitonas Edvardas Gaurilovas, 33. numeris Serhijo Ui, 45. Vaidotas Rutkauskas, 75. Rokas Janilionis, 90. Marko Bianchi, 92. Renaldas Stankevičius, 99. Mohamedas Kamara bei vyriausiasis komandos treneris Marko Raginio. Čia iš karto vos tik prasidėjus rungtynėms pražanga aikštės viduryje. Ir šiandienos rungtynėms teisėjauja Saulius Karka, jam talkino Edgaras Bučinskas ir Šarūnas Tamulinas. sms-kredit.lt lygos 34 turas tai yra, tai reiškia, kad po šių rungtynių dar liks po 2 abiems klubams. Vakar šiame turėjo sužaisti 2 mačai ir centrinis vyko Marijampolėje, kur Pakruojo Akroja sugebėjo išvykoje 2-1 įveikti Sūduvą. Ir taip, pakrojiečiai užsitikrino medalius ir tikrai pakylėtos nuotaikos. Vakar paliko Marijampolę. Kitos rungtynės vyko Gargžduose ir ten visiškai kitoks vaizdas. Ten žaidė vieni iš outsiderių ir Granitas sutriuškino be gailesčio Gargždų Bangą. 6-0 pasibaigė tas mačas. Gali būti, kad kažkoks panašus scenarijus ir šiandien susiklostys Vilniuje. Dar vieneras rungtynės bus žaidžiamo šiandien 4 valandą Šiauliuose. Vietos Šiauliai žais su Klaipėdos Atlanto klubu ir šį turą užbaigs jau rytoj Vilniuje Trakų komanda, kovojanti dėl medalių, žaisdama su Panevėžio Ekranu. Žalgirio komandos ataka, be jokios abejonės. Žalgiriečių šiandien su kamuoliu matysime dažniausiai. Artūras Žulpa veržėsi, yra griaunamas. Ir geltona kortelė 12 numeriui Alytaus Dainavos komandoje. Pagal protokolą nėra pas juos 12 numerio, netrukus tik pasitikslinsiu, kurisgi žaidėjas. Čia buvo nubaustas geltona kortelė. Na, kai tik turėsiu tą informaciją, būtinai su jumis pasidalinsiu. Akivaizdžiai vienas iš žaidėjų žaidžia ne savo numerių pažymėtais marškinėliais. Kuklio perdavimas tuo tarpu Algiui Jankauskui. Čia Kristis Andreu šiandien dešiniojo saugo vietoje. Ir grįžta kamuolys pas Aivarą Bražinską. Bražinskas šansų pasireikšti sezono eigoje daug labai neturėjo, bet būtent prieš Alytaus Dainavą visuomet Marekas Zubas jį išleisdavo į startinę vienuolikę. Dainava vieną įvartį čia Vilniuje yra pasiekusi. Bet aišku, atgalios gavo net 9 ir iš viso bendri rezultatai tarpusavėje šį sezoną. Žalgiris Alytuje Dainavą iš pradžių įveikė 8-0, po to Vilniuje sekė tą pergalę 9-1, o dar sykį Alytuje 3-0 laimėjo žalgiriečiai. Aišku, Alytaus Dainavai skaudžiausias dalykas yra, jog jie iškrito iš taurės, kad lygoje nepasiseks, jau nieko gero nuveikti buvo aišku seniai. Tačiau turėjo visiškai realius šansus prasibrauti į Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalį. Alytiškiai pirmąjį mačą ketvirtfinalyje prieš Kazlų Rūdos Šilą jie laimėjo 2-0 ir viskas, ko jiems reikėjo, išsaugoti tą savo pranašumą, netgi galėjo ir pralaimėti vienu įvarčiu. Tačiau Kaune vykusiose rungtynėse Kazlų Rūdos Šilui jie per pagrindinį laiką nusileido 0-2, o po to dar ir trečią įvartį gavo per pratęsimą ir tai baigė savo žygį taurėje, taigi visai nekoks sezonas Alytaus Dainavai. Čia pražanga už pavojingą žaidimą užfiksuota Kriščiui Andreu. Ir perdavimas į priekį, kur fiksuojama nuošalė. Vienam iš Dainavos futbolininkų Algis Jankauskas šiandien su kapitono raiščiu. Nežaidžia Deividas Šemberas ir nežais, šiandien jo nėra net registruota ant atsarginių žaidėjų suolelio. Kiek neįprastas Žalgirio vidurio gynėjų duetas, Artūras Žulpa su Algiu Jankausku. Žulpa visą sezoną žaisdavo atraminių saugų, bet aišku, kai situacija dabar yra tokia, galima paeksperimentuoti ir Artūras Žulpa šiaip jau fiziškai tvirtas žaidėjas ir galva žaidžia neblogai, tad manau, kad visiškai yra logiška jį pabandyti vidurio gynėjo vietoje. Čia Marekas Zubas nepatenkintas Aivaro Bražinsko žaidimo epizodu. Tuo tarpu Muhamedas Kamara duoda kamuolį Renaldui Stankevičiui. Šis klysta
įspaustas į kampą tarp dviejų žalgiriečių. Pilibaitis išveda į priekį Paulių Janušauską. Pastarojo perdavimas Baniulio link. Baniulis krašte, Jakubas Vilkas. Ir nebus kampinio. Po rikošeto kamuolys atsiduria Kornelijaus Timofejevo rankose. Dainavos bandymas pulti kairiuoju kraštu, ten su kamuoliu. Dabar Antonijos Sepė įsiveržė į baudos aikštelę, pražangos čia nėra, dar vienas perdavimas, ar pamatysime smūgį į vartus, jau reikėtų apie tai galvoti, bet sudvejojo Fabio Posanijo ir Dainavos ataka nutrūko, bet vaizdas kol kas visai neblogas, kalbant apie Alytaus komandą, čia dar pražanga prieš Serhijo Ujį. Galbūt pernelyg atsipalaidavę žalgiriečiai pradėjo rungtynes ir tai akivaizdu, kad netenkina Mareko Zubo, na, kalbant apie Alytaus Dainavą, aišku, jau kalbėjau, prarasti neturi ko, taigi atvažiavo čia į Vilnių ir be jokios įtampos, štai taip visai neblogai pradeda mačą. O tas žmogus, kuris gavo geltoną kortelę, yra Rokas Janilionis. Protokole įrašytas kaip 75 numeris. Prie kamuolio Mohamedas Kamara. Ir jo, toks labai nepavykęs perdavimas Renaldui Stankevičiui. Šilėnas. Pilibaitis atgal. Artūrui Žulpai. Jankauskas. Andreu. Jankauskas Alytuje į Dainavos vartus yra mušęs dublį. Nelabai dažnas atvejis, kai vidurio gynėjas muša 2 įvarčius. Nors Žalgirio komandai tai būna ir Samiras Kerla yra tuo pasižymėjęs. Algis Jankauskas tiesa tada net ne po standartinių situacijų, tiesiog prisijungdamas prie komandos atako mušė įvarčius. Na, Dainava tada dar buvo kiek kitokia, dar vis negalėjo registruoti legionierių ir žaidė vien tik žalės Lietuvos jaunimas. Kęstutis Balčiūnas, būtent jis yra rezultatyviausias Dainavos futbolininkas šiame sezone. Kęstučiui Balčiūnui pavyko pasižymėti per sužaistas 26 rungtynes 3 kartus. Vienas iš tų įvarčių muštas nuo 11 metrų atžymos. Apie Žalgirio komandą jau kalbėjau. Linas Pilibaitis yra geriausias šio sezono čempionų snaiperis. Dabar į baudos aikštelę perdavimas Edvino Baniulio link. Baudos aikštelėje ir Jakubas Vilkas. Dabar jis su kamuoliu. Atiduoda į Vaidotui Šilėnui. Vilkas. Veržiasi pro Marko Bianchi. Jakubas Vilkas, bet italas nenusileidžia čia Lenkui. Janušauskas. Ir toks perdavimas pamačius įkertantį Kristį Andreu. Kamuolys Kipriečio nepasiekė, tačiau kampinį užsidirbti pavyko žalgiriečiams ir jį planuoja kelti Mantas Kuklys. Čia dar šiokia tokia pauzė, atrodo linijos arbitras su teisėju, su aikštės teisėju pasikalba. Ir Saulius Karka po šio dialogo parodo vis tik į kampinio gairelę, taigi Mantas Kuklys gauna žalią šviesą šiam kampiniui kelti. Aišku, yra baudos aikštelė dabar ir Algis Jankauskas ir Artūras Žulpa. Kuklio perdavimas Pilibaičio link. Vilkas. Šilėnas, jis dabar kelia į baudos aikštelę ir Kristis Andreu ten turėjo progą vienu lietimu. Nepataiko į vartus. Žalgirio puolėjas ilgą laiką gydėsi sunkią traumą ir atsigavęs tik sezonui jau artėjant į pabaigą. Karts nuo karto figūruoja ir startinėje sudėtyje, kaip ir dabar. Kelis mačus ir nuo suolo pradėjo, bet šiaip toje sezono pradžioje, kol buvo visiškai sveikas, ganėtinai sėkmingai mušė įvarčius jis. 5 kartus yra pasižymėjęs A lygoje. Visai neblogas rezultatas. Jei, sakykime, Andrius Veličkas sužaidęs daugiau rungtynių, 22 mačus irgi įmušė tos pačius 5 įvarčius. Jankauskas. Dešinio krašto vietoje šiandien Aldas Korsakas. Jau kalbėjau apie Edviną Baniulį, kuris žaidžia puolėjų. Ir Baniulis irgi jau mušė A lygoje, žino, ką tai reiškia ir žino, ką tai reiškia mušti būtent į Alytaus Dainavos vartus.
tame 8-0 laimėtame mače Alytuje būtent vieną iš įvarčių ir mušė Edvinas Baniulis. Jei dabar atmintis neapgauna, tai patį paskutinį. Jankauskas bando keisti atakos kryptį, nepasiekė kamuolys Jakubo Vilko. Kamara į priekį. Kalbant apie Dainavą, paskutiniosios jų rungtynės A lygoje buvo sužaistos lygiosiomis su Gargždų Banga. Namuose išsiskyrė šios dvi ekipos be įvarčių. Vilniaus Žalgiris po to, kai sutriuškino Panevėžio ekraną 5-1, lygoje sužaidė Pakruojyje 0 lygiąsias. Bet svarbiausi reikalai, aišku, buvo sostinės klubui likę taurėje. Čia pražanga, pavojingas žaidimas ir galime tikėtis dar vienos geltonos kortelės turbūt. Galbūt ir nerodys Antonijo Sepiai kortelės čia. Saulius Karka, ne, nėra kortelės. Taigi apie Žalgirį pabaigsiu mintį Lietuvos futbolo federacijos taurėje. Čia Vilniuje 1-0, jie įveikė Marijampolės Sūduvą, tačiau išvykoje turėjo tikrai nemažai problemų atsakomajame mače. 2-0 pralaiminėjo jie marijampoliečiams, bet sugebėjo parodyti charakterį, sugebėjo atsitiesti, laimėjo tą susitikimą 3-2 ir jau kitais metais jie Lietuvos futbolo federacijos pusfinalėje, jie toliau gins 2 metus iš eilės iškovotą taurę. Vilko smūgis, pataiko jis į iš senelės, mano manimu, gal kiek per anksti žengusi Roką Janilionį. Andriau. Ir pražanga vėl prieš jį, kol kas dažnai skriaudžiamas yra Kristis Andriau, dabar Kęstutis Balčiūnas nugriauna Žalgirio. Na, šiaip jau puolėja šiandien sauga, bet šiandien ne jis vienas žaidžia ne visai savo įprastoje pozicijoje. Šilėnas galvai baudos aikštelę palieka Muhamedas Kamara kamuolį komandos vartininkui. Net, atsiprašau, Serchijui Ujį be abejo vidurio gynėjo vietoje. Muhamedas Kamara šiandien aikštės viduryje. Stankevičius stumtelėjo jis Vaidotą Šilėną. Pražanga užfiksuota. Gargždų Banga šiemet būtent tas 2 pergalės lygoje ir pasiekė. Jau kalbėjau, 2-0 įveikta Pakruoja, tai turbūt tas rezultatas, kuriuo labiausiai didžiuojasi Alytaus komanda ir jos fanai šį sezoną. 2-0 jiems buvo pavykę namuose įveikti ir Gargždų Bangą, kurią pamažu ištinka, sakykime taip, Alytaus Dainavos likimas. Netgi ne pamažu, o labai jau staigiai. Ten apsivertė viskas aukštyn kojomis ir turime 2 labai ryškius outsiderius A lygoje, prieš kuriuos antrajame rate beveik visi be didesnio vargo rinkosi taškus. Banga išgelbėjo tik tai, kad jie startavo sezone visai neblogai ir susirinko užtektinai taškų tam, kad neliktų paskutiniai. Dainava lieka kol kas su 9 ir likus 2 turams. Po šių rungtynių dar klausimas, ar jiems pavyks tą taškų kraitį padidinti. Na, gali pavykti ir šiandien, kodėlgi ne, neatmeskime tokio varianto, aišku, mažai kas to tikisi, bet bent rungtynių pradžia atrodo, kad Žalgiris taip vieną koją pradėjo mačą. Na, bet jeigu Dainava štai taip neatsargiai perdavinės kamuolį vieni kitiems savo aikštės pusėje, gali pasitaikyti rimtesnių klaidų. Dabar nuošalė. Renaldas Stankevičius joje, ar pražangą užfiksavo teisėjas? Gali būti, kad pražanga. Tai prieš Marko Bianchi buvo pražanga. Nors Stankevičius ir buvo nuošalė, bet dar prieš tai kitas taisyklių pažeidimas. Taigi Bianchi grąžina kamuolį į žaidimą, siunčia į priekį Antonijo Sepės link, šis baudos aikštelėje. Neleistinai grumėsi su Algiu Jankausku. Šilėnas. Žulpa. Jankauskas. Kukliui į vidurį, tačiau Gaurilovas ten kyšteli dešinę koją, nutraukia Mantui Kukliui skirtą perdavimą. Na, šiandien suolo dar Žalgirio komandų yra Danielis Romanovskis, kurį manau, kad irgi norėtų išbandyti ir kažkiek bent jau minučių jiems skirti Marekas Zubas. Iš mažiau žaidusių yra trauma, ilgą laiką gydėsis Rytis Leliūga, taigi ir jis, manau, kad šiandien aikštėje pasirodys. Na, bet aišku,
Viskas priklausys nuo to, kaip žais šitie 11 vyrukų, kurie pradėjo rungtynės nuo pradžių. Korsakas Jakubui Vilkui. Vilkas dabar jau atsidūrė dešinėjame krašte. Andriau dabar kovojas dėl kamulio kairėje. Kamuolys Kornelijaus Timofejevo rankose. 15 minučių sužaista, na ir kol kas tokių ypatingai gerų progų pasižymėti Žalgiris neturėjo. Aišku, kamulio kontrolės jiems priklauso gerokai daugiau nei kad Alytaus Dainavai. Bet Marko Raginį auklėtiniai irgi neatrodo taip jau prastai, kad galėtume sakyti, jog čia vyksta visiška mėsmalė ir visiškas žaidimas į vienus vartus. Janušauskas Šilėnui skuba grįžti į savo poziciją. Marko Bianchi trumpam išbėgęs į puolimo. Čia pražanga ir geltona kortelė turėtų būti parodyta Fabio Posanio. Ar ir dabar Saulius Karka taip liberaliai įvertins ganėtinai šiurkščią pražangą. Atrodo, kad rengiasi vis tik tą kortelę parodyti. Prie kamuolio stovi Mantas Kuklys. Baniulis. Korsakas. Sepė. Prie jo Aldas Korsakas. Sepė perdavimas Kęstučio Balčiūno link. Balčiūnas nuošalėje. Na, kortelės, reikia suprasti, neišvydo Fabio Posanio. Galbūt kažką kito ir kažkur kitur įsirašė ten teisėjas. Tiesiog priminimo, kad įspėja šį italą ir už kitą, kiek grubesnį epizodą jau tikrai parodys jam geltoną kortelę. Aldas Korsakas. Nors Vilniaus Žalgirio internetinės svetainės skelbia tarsi, kad ir buvo kortelė Fabio Posanio, nors tikrai neužfiksavau, kad arbitras ją būtų pakėlęs į viršų, bet tebūnie. Kol kas gyvenkime su to, kad Posanio nubaustas, o kokia yra oficiali versija, galbūt jau per pertrauką pavyks tiksliai išsiaiškinti. Šilėnas tuo tarpu rankose turi kamuolį, Kristis Andriau. Sepė. Priekį ir Balčiūno kamuolys nepasiekia. Aišku, Dainava, kai Žalgiris pradeda pozicinės atakas, ginasi visa komanda. Baniulis nuošalėje. Priekį esantis Balčiūnas ir Stankevičius, tik tai kiek mažiau gynybiniuose veiksmuose dalyvauja. Visi kiti išsirikiavę tarsi viena gynybos linija. Na ir tas garsusis, aišku, autobusas prie Žalgirio vartų, kurį šį sezoną matome turbūt 50, gal net 60% rungtynių, kai atvyksta vienoks ar kitoks varžovas į Vilnių. Jankauskas. Zubas šiandien ganėtinai emocingas, nepaisant to, kad Žalgirio komanda titulą užsitikrinusi, tai yra treneris maksimalistas ir jis pats minėjo, kad jokių būdų negali trūkti žaidėjams motyvacijos. Visų pirma, jie turi žaisti dėl ištikimiausių gerbėjų. Čia šansas Linui Pilibaičiui ir gelbsti Kornelijus Timofejevas Alytaus Dainava. Nepavyko Pilibaičiui savo 15-ojo įvarčio pasiekti. Proga buvo tikrai nebloga. Ir galva Linas Pilibaitis gali mušti labai sėkmingai, ne ką prašiau tikrai negu koja. Antrajame aukšte šis žalgirietis tikrai pavojingas. Posanio. Gaurilovas. Bianchi. Antonijo Sepės link. Sepė laimi kovą dėl kamulio su Aldu Korsaku. Bet po to Algis Jankauskas sprendžia visas Žalgirio problemas be jokių skrupulų. Posanio. Kuklys iš Edvardo Gaurilovo kamuolį iškrapšto. Jankauskas.
Čia Baniulis nusileidžia iki aikštės vidurio. Sunkiai, kol kas tikrai sunkiai sekasi išsijudinti vilniečiams. Mantas Kuklys. Janušauskui. Kūrybingų, tikrai kūrybingų vidurio saugų pora yra Paulius Janušauskas ir Mantas Kuklys. Galbūt Janušauskas ne tiek daug žaisdavo, kiek norėtų šiame sezone, bet kai žaisdavo, tikrai ne vienas buvo mačas, kur sublizgėdavo gerais perdavimais. Jis tikrai puikiai mato aikštę ir iš gilumos skirsto kamuolius tiek krašto saugams, tiek ir vidurio puolėjams labai neblogai. Kamara, pražanga ten dar prieš jo perdavimą užfiksuota. Gaurilovui atrodo šiek tiek kliuvo į koją. Bianchi. Sepė. Janilionio perdavimas. Ir ten priverstas jau su 2-3 varžovais grumtis Renaldas Stankevičius. Ir aišku, natūralu, kad tokią nelygią kovą jis pralaimi. Baniulis priekyje, jungiasi į ataką Mantas Kuklys. Čia pat yra ir Aldas Korsakas, kurį pasirenka Baniulis. Bet kol kas Edvinas Baniulis nėra labai pastebimas ten, kur turėtų būti baudos aikštelėje, bet aišku, tai nėra paties puolėjo vien tik kaltė. Kol kas saugai nesukuria tokių progų, net lieka pernelyg daug aštrių perdavimų. Baniulis yra toks puolėjas ir kai žaidžia pirmoje lygoje už Vilniaus Žalgirietį, jam reikia perdavimų į baudos aikštelę, jis juos gali uždaryti, jis gali žaisti galvą, bet žaidimas, sakykime, 1-1 arba žaidimas už baudos aikštelės ribų nėra pačios stipriausios šio Lietuvos jaunimo rinktinės nario pusės. Korsakas kerta į baudos aikštelę, štai dabar perdavimas Baniuliui. Ataka tęsiasi. Vilkas. Kairė koja vėl to paties Baniulio link. Andreu ten kamuolio nebeliečia, kadangi šis skrieja į užribį ir Kampinis prie Dainavos vartų. Neskuba Mantas Kuklys prie Kampinio gairelės. Na, tikrai kiek apsnūdę atrodo žaidėjai. Gal įtakos tam turi ir toks ganėtinai ankstyvas laikas. 12 valandą prasidėjusios rungtynės. Ten Serhijo Uji šalia gulinčio Muhamedo Kamara. Bet nieko rimto, atrodo, Kamara jau dabar pakyla ir gali žaisti toliau. Mantas Kuklys kels Kampinį. Nekelia jo pažemę, štai taip įžaistas kamuolys, vėl su jo Mantas. Janušauskui perdavimas, Janušausko smūgis iš toli, čia nematė Kornelijus Timofejevas kamuolio skrymo krypties ir antras bandymas virš vartų. Galbūt ir šioks toks rikošetas buvo, kuris sutrukdė Kornelijui Timofejevui, bet vis tik pasiekė kamuolį vartininkas. Ir savo komandos vartus jis apgynė, o čia klaida visiškai lygioje vietoje. Nesusistabdo kamuolio Rokas Janilionis. Žulpa. Šilėnas. Kristis Andreu dabar nesėkmingai sužaidžia, negana to dar ir kamuolys atšokęs nuo Marko Bianchi pataiko būtent į Kristį Andreu. Tiesa, labai jau ilgai nepasidžiaugė kamuolio Alytaus Dainava, vėl jį perima žalgiriečiai. Jankauskas siunčia į dešinę pusę Vilkui. Janušauskas. Labai gražiai čia skaito situaciją Paulius Janušauskas. Perdavimas Šilėnui, šis į baudos aikštelės, smūgis galva, tai buvo realus šansas, bet nuošalėje. Nuošalėje atsidūrė Edvinas Baniulis. 25 minutės sužaistos. Kol kas čia Lietuvos futbolo federacijos stadione vis dar 0-0, be įvarčių ir Dainava, ir Vilniaus Žalgiris.
Antrus metus iš eilės švenčiantis čempionų titulą ir čia stadione jau Žalgirio aistruoliai turi tokią privilegiją fotografuotis šalia čempionų taurės. Kaip ir deklaruoja visas Žalgirio klubas, na, tą taurę iškovojo visi, tiek žaidėjai, tiek treneriai, tiek ir sirgaliai viso sezono metu palaikė žaliai baltuosius sostinės atstovas. Žulpa štai taip iš gilumos pradeda ataką, veržiasi į puolimą ir dabar ten lieka. Mantas Kuklys pasaugos Artūro Žulpos poziciją gynyboje. Į baudos aikštelę Pilibaičio ieško Žulpa. Andreu. Bando žaisti 1-1 ir visai neblogai čia buvo, bet erdvės smūgį Kiprietis nesurado. Dabar jau Dainavos mėginimas užmegzti ataką. Baniulis šį kartą atrodo nėra nuošalės, jo smūgis į vartus pažemė ir visiškai šalia tolimojo virpsto. Praskrieja kamuolys po Edvino Baniulio smūgio. Sergio Ui susijęmės už kojas dabar savo baudos aikštelėje. Bet kaip prieš tai Kamara, taip ir dabar Ui pakyla be jokios medikų pagalbos ir nors ir šlupčiadamas žaidimą tęsti yra pasirengęs. Korsakas. Vilkas vėl atgal Korsakui, šis grąžina kamuolį Aivarui Bražinskui. Jankauskas. Gaurilovas ir šansas kontratakai, ar bus nuošalė? Man atrodo, Stankevičius spurtavo iš savo aikštės pusės, tad nuošalės tikrai nėra. Bražinskas išbėga iš vartų ir užkerta kelią Renaldui Stankevičiui. Vienas tokių realesnių šansų čia buvo kažką nuveikti kontratakuojant Alytaus Dainavai. Na, aišku, Žalgiris pozicinėse atakose jų krašto gynėjai žaidžia tarsi krašto saugai, o ir tai Algis Jankauskas, tai Artūras Žulpa išbėga gerokai iš savo pozicijų, tad tokių erdvių gali tikėtis alytiškiai. Kuklys. Baniulis. Jankauskas. Korsakui perdavimas. Suspėja prie kamuolio jaunasis krašto gynėjas kartu su Edvinu Baniuliu. Jie žaidė toje U19 komandoje, kuri Alytuje iškovojusi pergalę prieš Suomijos bendramžius sugebėjo iškopti į U19 elitinį atrankos divizioną Europos čempionatą. Ir abu futbolininkai tame mače žaidė nuo pat pradžių. Gaurilovas. Stankevičiui vėl Dzūkų kapitonas, šį kartą Kęstučio Balčiūno link, prie jo dabar Kristis Andreu. Ir taip ramiai čia sužaidžia Andreu, neforsuoja įvykį, tiesiog grąžina kamuolį atgal Vaidotui Šilėnui. Galima iš naujo pradėti žalgiriečiams pozicinę ataką, bet štai toks perdavimas ją labai greitai sugriauna. Na ir toliau, kiek tenka girdėti Mareko Zubo šūksnių savo auklėtiniams, jis tikrai nesužavėtas tuo, ką kol kas mato ir neturi kuo tikrai būti patenkintas. Kol kas pats žaidimas pernelyg neįtikina, įvarčių irgi nėra. Ir aišku, kalbėjo tiek prieš rungtynes Zubo asistentas Andrius Kerla, praėjusį sezoną dar kaip žaidėjas triumfavęs lygoje, kad tiesiog privalo žalgiriečiai susikaupti, žaisti iš visų jėgų, kadangi yra fanai, kurie ateina į stadioną jų palaikyti ir negali, tiesiog neturi teisės juos nuvilti sostinės klubas. Korsakas, Kuklys, Edvinui Baniuliui skirtas perdavimas, Kamara kamuolį perima, Fabio Pasanijo jau į priekį.
pražanga prieš Vilką. Dainavos klubą, aišku, be kita ko krečia ir įvairūs skandalai. Marko Raginių visai neseniai dar buvo pasipiktinęs vienu iš spaudoje pasirodžiusių straipsnių, kuriame buvo prašomi Italo karjeros vingiai, ypatingai jo karjeros etapas praleistas Šveicarijoje. Ir aišku, tikrai neprideda komandiniai dvasiai ir viso klubo gerbūviui įvairūs konfliktai, ar tai su žiniasklaida, ar tai netgi, kaip pavyzdžiui, Gargždų Bangoje su savo komandos fanais. Kuklys smūgiuoja iš toli į vartų plotą, bet nelabai stipriai, tad Kornelijus Timofejevas puikiai matė situaciją. Prieš Antonijos Sepe pražanga. Pusvalandis jau prabėgo, vis dar įvarčių čia nematome. Kaip paskutinį kartą ekipos susitiko Alytuje, kai 3-0 laimėjo Žalgiris, tada Samirui Kerlai pavyko pirmajame kėlinyje išvesti vilniečius į priekį, tačiau vaizdas buvo toks, kad visiškai susispaudė savo baudos aikštelėje žaidė Dainavos futbolininkai. Žalgiriui nepavykdavo ten rasti niekaip erdvės, bet spaudimas buvo rimtesnis nei kad šiandien. Ir tada dar buvo ta sezono stadija, kai būtinai reikėjo taškus rinkti Žalgiriui, kai Trakai kvėpavo jiems į nugarą. Štai taip viskas susiklosti, kad Trakai netgi be medalių galiausiai gali likti. Žalgiris savo tikslą pasiekė. Kuklio perdavimas, ar buvo rikošetas. Šalia stovėjo Gaurilovas, Kuklys įsitikinęs, kad jis lietė kamuolį, bet teisėjai abejingi čia lieka Žalgirio vidurio saugo apeliacijoms. Sepe. Sepės perdavimas į priekį. Ir ten ataka nutrūksta. Korsakui kol kas nelabai sėkmingai klostosi šios rungtynės, jo dauguma perdavimų būna netikslus. Posanija. Be pražangos čia sužaidė Jakubas Vilkas, perimtas kamuolys, Janušauskas įsibėgėjo, turi krašte Kristi Andreu, pasirenka kitą variantą, Jakubas Vilkas baudos aikštelėje, Timofejevas komandą išgelbsti, Pilibaitis Baniuliu ir Baniulis muša įvartį 1-0, ar čia buvo nuošalė? Buvo nuošalė. Nėra 1-0, atsiprašau. Įdomu tik tai, ar būtų kamuolys į vartus įskriejęs, jeigu nebūtų jo lietęs Edvinas Baniulis po Lino Pilibaičio smūgio. Na, kaip ten bebūtų, įvarčio nebuvo. Ataka tikrai graži. Ataka buvo kaip iš vadovėlį, ypatingai Pauliaus Janušausko sudalyvavimas joje, po to perdavimas Kuba Vilkui, kuris neįstengė įveikti Kornelijaus Timofejevo. Šis vartininkas, manau, kad yra geriausias žaidėjas šiame mače kol kas. Jau keletoje epizodų sublizgėjo. 22 metai yra Kornelijui Timofejevui. Ir vėl nuošalė Pilibaitis dabar joje. Skėsčioja rankomis žalgirietis. Mačo minutė, Sumas Kredit.lt lygos 34 ture. Sepe nepasiekė kamulio. Dainavai dar liks sužaisti 2 mačus su Sūduva namuose ir su Trakais čia pat Vilniuje. Ir tikrai rungtynės Dainavai sunkios kliuvo baigiant sezoną, kadangi tiek Sūduva, tiek Trakai dar turės dėl ko kovoti tose paskutiniuose turuose ir jiems tikrai motyvacijos nestiks. Kalbant apie Žalgirį,
Į Klaipėdą dar jiems teks nuvykti, sužaisti su Granito, sezoną pabaigs savo žiūrovo akivaizdoje maču prieš Gargždų Bangą. Čia kiek greičiau galbūt reikėtų pradėti savo atakas žalgiriečiams. Pernelyg lėtai ir nieko nesigauna. Serhijovui. Atgal Timofejevui. Timofejevas į priekį, ten dėl kamuolio pakovojo Stankevičius. Žulpa. Jankauskas. Ir štai dabar visa komanda išskyrus Artūrą Žulpą persikrausto į Dainavos aikštės pusę. Kuklys. Janušauskas, galbūt jam pavyks smūgiuoti į vartus, smūgiuoja tiesiai į Kornelijų Timofejevą. Pataiko Žalgirio saugas. Ir Žulpa grąžina kamuolį Bražinskui. Jankauskas. Baniulis. Korsakui, šis Mantui Kukliui. Kol kas geri, tikslus Žalgirio perdavimai. Jakubas Vilkas jau krašte. Smūgis į vartus nepavyko. Dar vienas bandymas. Paulius Janušauskas kairė koja. Šalia vartų atrodo, kad rikošetas, kuris reiškia kampinį. Jakubas Vilkas su Mantu Kukliu dabar dviese žygiuoja prie kampinio gairelės. Jie ir pradės konstruoti šią ataką. Kuklys Vilkui, šiam galimybę smūgiuoti kairę koją. Mėgsta, tikrai jis mėgsta iš tokio taško atlikinėti smūgius. Kampinis dar syk. Dabar jau Kuklys kels aukštą kamuolį baudos aikštelę. Kristis Andriau smūgiuoja virš vartų. Na, pietų ketvirtosios aistruolių šiandien netrūksta stadione, štai tiesiog įprastinių žiūrovų iš centrinės tribūnos netiek jau ir daug, nors nėra labai šalta. Na, galbūt atbaido tas laikas 12 valandą, gan anksti, galbūt ir jau tai, kad Žalgiris užsitikrino čempionų titulą, kai kuriems žiūrovams sumažina motyvacijos ateiti į stadioną, nors norėčiau tikėti, kad taip nėra. O čia neužtikrintai žaidžia Aivaras Bražinskas, vos neprisidarė papildomų problemų. Stankevičius mėgina suklaidinti kelis žalgiriečius. Kristis Andriau padeda gintis savo komandos draugams ir labai sėkmingai tai padaro. Janušauskas. Jankauskui. Korsakas. Mantas Kuklys Aldui Korsakui. Labai gražiai čia sužaidžia trysia žalgiriečiai. Perdavimas Pilibaičio link. Šįsyk Timofejevas klystelėjo. Bet smūgiai vartus nesulaukėme. Galbūt dabar Mantui Kukliui šansas. Pažemė smūgiuoja Kuklys ir nedaug čia trūko šiam šiauliečiui iki įvarčio. Kiek daugiau nei 5 minutės ir kiek pridės teisėjas iki pirmojo kėlinio pabaigos. Nuo Pilibaičio ne nuo Pilibaičio. Nuo Fabio Posanijo kamuolys palieka aikštę. Jankauskas. Vilko perdavimas ir užribyje atsiduria kamuolys.
Gaurilovas štai taip nusileidžia priimti kamuolio, bet nesugebėjo ten su juo išlikti. Vilkas šiaip įprastai paliktų kamuolį tokioje situacijoje krašto gynėjai, bet nusprendė pats rankomis jį įmesti. Korsakas. Jankauskas į priekį, Vilkas ten. Šalia jo Muhamedas Kamara, Šilėnas. Andriau. Ir Andriau. Čia galbūt perdavimas buvo nesmūgis. Nors iš užsimojimo atrodė, kad smūgiuoti į vartus bandė kristis Andriau. Ir dabar jis baudos aikštelėje neišlaiko kamuolio, smūgis nuo vartų. Toliau patikimai ginasi Dainava, toliau Žalgiris jų gynybinių užkardų nepramuša. Čia Timofejevas šiek tiek įsipainiojo į vartų tinklą, po to dar ir slystelį įspirdamas kamuolį, bet visai neblogai ten. Jam viskas galutinėme rezultate gavosi. Stankevičius. Gaurilovas irgi prisijungia prie atakos. Perdavimas atgal Bianchi. Šis į priekį ir nuošalė Fabio Posanio. Ganėtinai dažnai nuošalė patenka Dainavos žaidėjai, bet aišku, tai yra ir dėl to, jog labai aukštai žaidžia Žalgirio gynybos linija. Kuklys. Pilibaičiui skirtas perdavimas. Kamara. Dabar nepatenkintas Muhamedas Kamara yra priekyje buvusio Renaldo Stankevičiaus veiksmais ir šiek tiek priekaištų jam pažėrė. Bianchi. Antonijo Sepės link. Janušauskas. Ieško, kamgi galima būtų atiduoti perdavimą. Paulius Janušauskas pasirenka Liną Pilibaitį. Šis tęsia ataką, surasdamas laisvą Jakubą Vilką. Vilkas jau baudos aikštelėje. Perdavimas. Andriau. Šilėnas. Labai mėgsta Šilėnas tokius smūgius iš už baudos aikštelės. Tiesa, dabar kairė koja smūgiuoti nebuvo patogu. Būtent kairė yra Vaidoto Šilėno smogiamoji. Korsakas. Andriau link, šis galva. Ir toliau baudos aikštelėje pilna, tiesiog pilna raudonai mėlyną aprangą vilkinčių žmonių ir jie ginasi tikrai neblogai. Algis Jankauskas. Galbūt jis kiek aštriau sudalyvaus atakoje, pabando smūgiuoti, pataiko tiesiai į varžovą. Šilėnas. Janušauskui. Jankauskas. Praranda kamuolį Jankauskas ir dabar Antonijo Sepė gali įsibėgėti. Kadangi Algio Jankausko nėra, gynybos užnugaris šiek tiek apnuogintas. Stankevičius. Jam šansas smūgiuoja į vartus ir pavojingas epizodas. Renaldas Stankevičius čia turėjo šansą. Kaip papiktina dabar būtent Stankevičius Žalgirio aistruolių savo šiuo spyriu. Būtent į tuos stendus, ant kurių pakabintas įvairios Vilniaus Žalgirio gerbėjų vėliavos. Noriu tikėti, kad Renaldas Stankevičius čia šiuo veiksmu jokios nepagarbos nenorėjo parodyti Žalgirio klubui ir jo fanams. Tiesiog emocijos ir pyktis po neišnaudotos progos. Jankauskas. Baniulis. Aldas Korsakas vėl grąžina kamuolį komandos kapitonui. Pilibaitis. Pilibaitis šiandien labai įvairiose pozicijose žaidžia, daug migruoja po aikštę, pradedant atraminio saugo vietą, baigiant ir puolėjo
visiška tokia veiksmų laisvė suteikta Linui Pilibaičiui ir šis dirba toli gražu ne siaurame aikštės plote, taip nuo pat aikštės vidurio iki baudos aikštelės. Galime visur pamatyti Liną Pilibaitį. Čia pražanga iki vartų gan toloka, bet Mantas Kuklys pasižyminti stiprių smūgių gali pabandyti laimę. Nors atrodo Paulius Janušauskas rengėsi tai daryti. Taip, Janušauskas smūgis. Gerokai nuo tikslo skrieja kamuolys, o tuo tarpu Saulius Karkas skelbia pirmojo kėlinio pabaigą. Alytaus Dainava per 45 minutės čempionų tokį mini šturmą